Kad galėčiau pradėti su jumis šitą kelionę, aš norėčiau susipažinti. Leiskite jūsų paklausti, paprašyti, kad pakeltumėte rankas, kiek iš jūsų atėjo poromis. Iš karto vyras ir žmona, taip? Arba vyras ir moteris ir draugas, taip? Ačiū. O, dauguma auditorijos, pakankamai retas atvejis, taip. Kiek atėjo po vieną? Vau! Tai palaukit, ar tos pačios rankos kyla. Ką tai reiškia, čia kaip Robertas sakė, kad, sakykime, vyras, kuris atrodo vedęs, bet skaitosi, kad jis vienas. Tai jeigu taip skaityti, tada 90% vyrų, kurie kelia ranką, kad jo poroje, paskui kelia ranką, kad vieni, tai? O moterų 30%. Na kągi, tai taip pat gali būti simptomas. Ir iš tiesų, aš padėsiu kiekvienam iš mūsų suprasti, kodėl taip kartais gaunasi. Kiek iš jūsų atėjo, kurie kol kas neturi partnerio, bet norėtų įsirasti? Aišku, tai tas, kuris yra vedęs, bet jis vienas. Ir vis dėlto noriu surasti. Fantastika. Vadinasi, žmogus naudojasi visomis galimybėmis. Ok. Na kągi, keliaujam toliau. Ir labai aš džiaugiuosi, kad mūsų čia tiek daug, kad mes sukursim labai nuostabią aplinką ir kad gvildensim šitokią labai puikią temą kaip santykiai. Ir viso šio vakaro tema, kaip jūs galbūt skaitėt ir į kurią jūs atėjote, tai yra santykių harmonizavimo vakaras. Ir iš tikrųjų Robertas labiau papasakos teorinę dalį ir Kazimieras Daugėla, galbūt jo dauguma nepažįsta, tai yra labai nuostabus žmogus, nuostabus psichoterapeutas, kuris darys konsteliaciją, šeimos išdėstymą. Ir iš tikrųjų aš, kai Kazimierą pirmą kartą, kai pasinojau, iš tikrųjų atrodo, aš viską žinau. Atrodo, nieko iš naujo nepapasakos, jis mane pakvietė į savo seminarą Klaipėdoje ir aš išsižiojęs klausiau tokių dalykų, kaip santykiai su tėvais įtakoja tavo dabartinius santykius, kaip tu pykstėsi su savo žmona ar vyru, tai tu iš tikrųjų konfliktuoji su savo motina ar tėvu ir labai gilūs dalykai. Čia visų pirma, tai yra ne tai, kad psichoterapijos rūšys arba dūšios gydymo rūšys. Visų pirma, man tai yra žinios apie gyvenimą. Žinios apie gyvenimą, apie kiekvieną mūsų gyvenimą, apie tai, kas dedasi čia. Kas mus ugdo ir skaudina, gydo ir laimina, kas mus sunkina ir kas padeda mums nusimesti tos sunkumus ir keliauti į gyvenimo augimą. Džiaugtis vieni kitais ir gyvenimą. Tai yra žinios apie gyvenimą. Ir tada aš pristatau Robertą Karvauską. Aš manau, kad čia yra vienas nuostabiausių mokytojų, iš tikrųjų labai daugeliu žmonių atvėręs puikių dalykų ir taip pat man. Ir tikiuosi, jums taip pat atvers nuostabius suvokimus ir duos nuostabią patirtį, tai pasveikinkim Robertą. Man bus sunku atidirbti šitos aplodismentus. Sakoma, kad santykiai yra esminė gyvenimo dalis. Ašgi sakyčiau kitaip. Visas mūsų gyvenimas yra santykiai tarp vyro ir moters. Harmonija tuose santykiuose įmanoma tik tai tada, kada vyras ir moteris vienas iš kito siekia negaut kažką tai, tačiau duot. Ką duot? Atiduot visas pastangas, kad padėt vienas kitame atrast ramybę, meilę, pasitikėjimą, dėkingumą, nuolankumą. Tai yra Dievą. Taigi, šis vakaras man iš vienos pusės ir vienas iš daugelio vakarų, bet kada yra didžiulė auditorija, tai be abejo ir įkvepia. Ir man patiko, kaip Mindaugas pavadino šį vakarą santykių harmonizavimo vakaras, taip?
Ne šiaip, kad kalbėjimo apie tai, kokie turėtų būti harmoningi santykiai. Kokie galėtų būti harmoningi santykiai. Bet tiesiog santykių harmonizavimo vakaras. Ir tuomet man tai tapo tam tikrą užduotimi, kad ką mes galim padaryti, kad šie jūsų santykiai, vyrų, moterų, mylimųjų santykiai, šeimos santykiai, iš tiesų šiandien harmonizuotųsi. Kad mes galėtume grįžti namo ir kitaip pažvelgti vienas į kitą. Kažkas viduje galėtų keistis ir mes galėtume atrasti daugiau harmonijos. Taigi tai yra tai tam tikras iššūkis. Ir šitą kelionę, kurią tikiuosi gal mums pavyks, aš kviečiu jūs visus.